Žiūrėk, jau turiu sekėją jau vieną. Jau eina iš paskos sekėjas. Tie bijo. Jemk sekėjau, jemk. Jemk sekėjau. Sveiki, bičiuliai! Valgo obuolį. Oksana valgo obuolį. Mes atvykom į Phoenix Park. Tai būtų Phoenixo parkas Dubline, Dublino mieste. Tai yra didžiausias mieste įkurtas parkas iš visos Europos. Originaliai šitas parkas buvo sukurtas tam, kad karališkoji šeima kažkada galėtų jame medžioti elnius visokius ir taip toliau. O dabar jis naudojamas paprasčiausiai kaip viešasis parkas žmonėm. Jame yra pakankamai visko daug, nuo policijos akademijos iki prezidento namų ir taipogi zoologijos sodas, kurį mes dabar ir aplankysim. Taip pat tam parke gyvena labai daug elnių, kurie laisvai vaikšto ir prie jų galima prieiti. Tai vat apkeliavę zoologijos sodą, bandysim juos surasti ir jums parodyti. Gero žiūrėjimo! Nu va, įėjom į vidų. 2 bilietai mums kainavo kiek? 48 eurai, ne? Taip. Po 24 eurus suaugusiam žmogui. Ir dirba iki 6 vakaro. Iš karto perspėjo, kad mes ilgai neužsitūpintume. Nu, bet mes turim pakankamai daug laiko, kad viskam apeiti ir viską pasižiūrėti. Nu, atradom kažkokį atradimų ir mokslo centrą ir žiūrim, kad čia yra apsauga prie durų, kuri nieko nepraleidžia. Nu va, kokie jie. Guli savo gražus ir ką tu jam papasakosi? Nebijau, sako, aš tavęs, nei biškį. Nei vieną, nei kitą nebijai. Nebijau. Va. O. Hello. O čia va tokie rimtesni eksponatai. Čia žirafa. Nu, žirafos taukalė ir žirafos skeletas. Gera dydžio, ne? O, čia turbūt visi, kurie jau numirė tam zoologijos sode. Iškamšos. Va, aš jos vadinu zuikis, jie ne zuikiai, herring triušis, pasižiūrėk, kokio dydžio va tos, kur matėm prie Atlanto, atsimeni? O, tokie va didžiuliai jie. Čia tie, kur vakar matėm. Va. Nu jo, pilkoji voverė, kaip ir pasakojo. Ja, o čia va mūsų raudonasis, rudosios, matai, jis mažesnis ant kiek. O čia va voverė valgo. Strutis su stručiukais. Kiaušinių įvairiausių. Elephant bird, žiūrėk, elephant bird egg. Tai čia dramblinio paukščio kiaušinis kažkoks. Kokių tik nėra, žiūrėk, iki kokių mažiuliukų, ką. Kokių spalvų. Nu, Velykom jų dažyti nereikėtų nieko. Na, tikrai yra tokie, kurie kaip jau... Čia žiūrėk, tikrai liūtų kūdikėliai užmarinuoti. Svogūnų nėra tik tai. O čia va. Tigriukų iškamšos tokios. Mažyliai, ne? Tigriukai, sakau, liūtai, ne tigriukai. Tokia kačiuka sutiktai gamtoje ir viskas. Ir kelnis pilnas. Kieno čia ta širdis yra? Kur nematau? Žirafos. Žirafų širdis, nu. Didelę širdį vis dėlto žirafa turi, ne?
Tai tiek kraujo papumpuoti tokią galvą, žinai, kiek reikia pakelti. O ten va išsinėrė kažkas jau tokia didelė. O, čia pasižiūrėk, kokia didžia skūra. Gerai išsinėrė. Pitono, nu, krabai visokie. Va, šitos aš matau, kaip určinė, va, šitos kai nardo apvalius matau. Jie tik jis būna baltesni. O gal tokie kaip tas? Ne, čia pufferfish. Nu, va, tokių va, kaukolių visokių kaulų. Žiūrėk, kokie. Kokie interesnė, ne? Beauty stick. Pagaliukas, gyvūnas pagaliukas. O tie? O žiūrėk, šito net nepastebėjau. Nu, Kaip prisimaskavę. Kaip prisimaskavę atrodo, ne? Geras. Vabzdžiai tokie, ne? Čia va irgi pagaliukas. Čia irgi, bet mažiukai labai. Mhm. Pilnai, kaip voriukai. Čia mažiukai. Kaukolės, žiūrėk, vėžlė kokie. Kiautai. Vokietiška. Čia jau buvo suvalgytas greičiausiai. Nu ir ragabada mano malosis. Bet aišku, man gyvi gyvūnai atrodo gražiau. Ir gamtoj. Ir gamtoj. Na va, čia iš visų tų pačių apsauginių giminės, tik tai čia jau yra patinėlis. Va, koksai gražus jis savo plunksnas tik pasitvarkė biškį. Ir viskas, ir toliau visi čia gyvena. Gražuolis. Dar ką pamiršau paminėti, kad šitam zoologijos sodai yra 192 metai dabar. O, žiūrėk, einam elefantis čia. 192 metai, 190 suėjo 2021 metų. Tai pakankamai senas. O čia per kokį einam? Kas čia per giraitę? Bambukai. Kaip garsas, koks bambuko, ne? Toks kainė, kai daužasi Tuk, vienas tuk, 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 tuk. geras. Atrodo, kai jie lūžta, ne? Tai kai vaikystėje meškerių aš būčiau prisidaręs čia, ką? Wow. Fainiai. Grynai toks bambukinis, ne? Bambukų giraitė. Matomai, bambukam nereikia kažkokios didelės šilumos, kad jie galėtų augti, ne? Jeigu jie čia auga, reiškias. Jie kažkokie Gali tokie. mūsų klimate būtent tam augti. Oi, Atėjom į Afriką. Tiksliau, einam į Afriką. Bandėm surasti dramblius, dramblių nebuvo. Apėjom visur ir laukia, ir į dramblių namą buvom nuėję. Bet nei vieno dramblio kažkodėl nėra. Einam dabar ieškoti kokį ragananosį. Raganių su nosim, ne? Ežeras. Kas tam ežerė? Ogi nieko. Kelias ant čikės. Žuvėlis. Ir žuvėdras. Galėtų koks krokodilosas būti. Ką jūs žiūrite? Mes irgi žiūrim, einam, vaikštam, bandom surasti kažką įdomesnį. O kol kas toks jausmas, kad gyvūnai visi atostogauja. Jo. Reikės lysti tos namelius, va čia turėtų būti. O, nežinau, ar matosi normaliai, bet va ten va. Laukia, kol jie martus kas nors atidarys, atsistojus, bet toksai didžiulis begemotas. O čia jisai tam pradukė gyvena. Bet jei nieks neišleidžia iš vartų, nieks neatidaro. Arba jisai žino, kokį laiką jam turi atidarytas vartas. Dėl to ir laukia. O, kokie gražus. Visi sulindę į vidų. Nes laukia jiem per šalta. Valgo savo šieną ir nekreipia dėmesį į mumis. Kokie didžiuliai raganosiai, ne?
Visiems vargšam šalta laukia. Šalta, šalta. Jo, taip, kad tokia rekomendacija, jeigu nori daugiau gyvūnų pamatyti lauke, važiuokite į Dublino zoologijos sodą vasarą. Nes dabar jie visi susislapstė, sulindę. Nu, va viens vargšas begemots lauk prie vartų, kol jį išleis kažkas pasiganyti. Šitą tvarnam dzin, jos visą laiką pasiečiant ant šakų. Camp Congo. Varom ieškot gorilų. Panašu, kad gorilom irgi šalta. Kaip jos čia po tos medžius laipiodavo. Vieną kitą gaudydavo. Pažiūrėsim, irgi greičiausiai bus į vidų sulindusias. Viena yra. O, radom, žiūrėk. Vis dėlto. Sėdimo kažką rankiai jinai ten. Normaliai. Valgo jin savo, kramto ten kažką. Bet kokia didžio, ne? Didesnį tikrai už mane. Eita. O, jie tu geras. Pažiūrėk, koks pūzikas. Kaip King Kongas. Taigi pagautų, perplėštų drąsiai. Pasižiūrėk, kitą bėga. A, varau namo. Nuvarė namo. Sako, šalta. O ten tetė, ten bus jau rimtesnis tasai, žinai, kur visiems į kuprą duot. Einam pažiūrėsim į namą. Krūtai. Va, viena vaikšto namuose. Nenori, sako, aš jau šieno toj pasimsiu biškį. Ir pavalgysiu ką nors. Jūs man į akį sako, nelyskit. Ten matau toliau supasi vien. Dar viena vaikšto, bet čia jau jiems šilta, čia jau jaučiasi, kad šilta. Čia labai šilta. Ja. Dėl to jos nenori eiti lauką. Nu, bet matai, tetė sėdi laukai, išmetęs jisai žolytas pasirovė. Bet aš jas kaip žiūriu, jas man atrodo biškį tokia susidepresavusias, ne? Tai truputį uždarytas, dar ne taip susidepresuotų. Nu. Man iš tikrųjų labai gaila. Bet turi suprasti vieną dalyką, kad jos čia atsirado ne šiaip savo. Jos greičiausiai negalėtų išgyventi kažkur kitur. Dažniausiai kaip į zoologijos sodus patenka gyvūnai, jie būna arba sužeisti, arba gimė nelaisvėje, arba paimti iš kažkokių tai, kas namuose augino ką nors nelegaliai ir visą kitą. Aišku, kažkiek yra ir tų visokių nelegaliai nupirktų variantų, bet dauguma tų visų gyvūnų jie laisvėje nebeišgyvena. Va, matai, netgi yra jų vardai, yra Kafi 2009 metais gimus, Kambiri 2011, Bors, Bangui 2009 ir Vana 2012. Tai jie gimė čia. Jie gimė čia ir... Ai ne, matai, vienas va gimė Vokietijoje, šitas pirma gorila grupė, kuri gimė čia, šitam zoologijos sode, Vokietijoje gimė ir Prancūzijoje gimė. Taip kad, nes jau gimusias nelaisvė, jos laisvės nemačiusios. Va, dar apėjom aplinkui, va, sakom, pažiūrėsim, ką tetis veikia. Ale viens, liūdna jam. Ką veiki, teti? Nekalbi su manim, pyksti? Aš tau nieko nedariau. Žalikiais ir raunsau, kramtavo ką. Bet palyginus su nuomonė, ant kiek jisai didesnis. King Kongas čia jau. Čia yra King Kongas, kaip priklauso toksai. Jisai gerulis. Mandras, aš čia, žinai, stovėdam šitoj pusėj upeliuką, būčiau ten, tai jau viso. Kelnės pilnas būtų reikalų. Pagalis savo griaužiai. Nesugalvos per daug, ne? Nukrito. A čia važiuok mažiukai, va, surinkė, o? Pasižiūrėti, kiek. Smagu jam pažaisti. Vien su kitu žiūrėk. Pasižiūrėsi visą, sako. Įdomi, atrodo, tai čia. Kas čia per aparatas? Galiu paragauti. Sako, galiu paragauti. Galiu paragauti. He sees himself in the reflection of the camera.
You should see it. You want He tried to buy the camera. So smart. Duok, sako, duok. Matėt, mūsų kamerai buvo pavojus iškilęs, čiut neperkanda per stiklą. Bet tokie fainuoliai, mažiukai prilėkia, jiem įdomu, jie mato savo atvaizdą ekranėlį priekį, kai filmuoju. Ir žiūri, kas vyksta. Čia kas? Čia kažkas. Nieko nematau. Tas kažkas išėjęs į lauką, turbūt čia vaikšto kažkur. Čia yra paukštis. Čia paukštis turėtų būti. Afrikietiški vėžliai. Kokie diduliai. Miega, bet jau jie metų daug, kokį, ką žinau, 30 mažiausiai turbūt. Ten dar vienas kampė. Žiūrėkit, ką užmačiau, o čia tas neišliūtas karalius, kur tas toksai šernas įdomus. Einu, pažiūrėsim, gal bus iš arčiau visai kaip nors. A, va, jo. Va, tie patys. Ilgaplaukis, kaip žiūrėk. Ilgaplaukis, nu. Pažiūrėk, nuo ausų kokias kasas užauginęs geras, ne? Nu, kad nuo ausų kokias kasas. Na, kaip jie vadinas? Red River Hawk. Raudonasis upės Hawk. Nu, šerniukas kažkoks šernelis. Ilgaplaukis. Ilgaplaukis, nu. Hipis. Ten gyvūnas pavadinimu okapi. Nežinau, kaip jisai lietuviškai vadinas, bet aš tokį pirmą kartą matau. Kaip zebras, kaip ne zebras. Arklys maišytas su Bet pažiūrėk, koks liežuvis jų ilgas. O koks gražus snukiukas. Žiūrėk, auselės kokios geros. Palauk, ką jis man primena Kyrą. pasausis. Ne. Jis man primena iš snukio tą skrusdėdą, žinai, kur skrusdėlės valgo. Ir liežuvis, pažiūrėk, kaip susidomėjęs, žiūri, ką mes čia darom. Jomui šaka. Jam įdomu, ką mes čia veikiam paliko, ne? Va. Nu, fainas visai. Gerulis. Čia mes priėjom gyvūną pavadinimu bongo. Biškutį šešėlį, kaip nors užstot, kad matyt, vo. Bongo koksai. Irgi didelė tokia gazelka, ką? Įsivaizduoju, jeigu tigrai liūtai tokius va pagauna ir valgo dzin. Labai lengvai, paprastai. O, wow. Įspūdinga tokia didelė, ne? Bongo. Iš čia atrodo kaip ožka, bet tokią ožką sutikti gamtoj pats ožiuku pavirstai greitai, man atrodo. O, kokių gražuolių atradom. Valga visi savo sulindę. Arkliukai tik padažyti Velykom, ne? Ar skiriasi jie tau nuo arklio kam nors? Gal mažesnis, ne? Mažesnį už arklį, ne? Čiučiut mažesnį, bet gražesnį. Gražus, tikrai gražus. Nors arkliai gražus man labai. Patinka. Man visi gyvūnai patinka. Nu, man irgi. Nu. Bet visi pasikavoja viduj, sulindė viduj visi. Šalta vargšiam visi, šalta. Čia, o, gyriks, nebus čia turbūt jo. Yra? Yra, tik be šviesos. O. Va. O, lebas. Čia oryks kažkoks. Irgi iš tų antilopinių turbūt kažkokių. Nei karvė, nei ožka, bet ragai kokie eina savo, Ten ne? jų daug yra. Ten jų daugiau, bet labai šešėlis toks krentant stiklos sunkiai matosi labai. Taip galva, kai užsidengi pats. Va, taip. Pamatos biški. Bet tai kokios jos aukštos, o ne? Bet va visas valgoma, tai nuo vieno šakos žievelės laupo tik tais. Matos? Mhm. Gražuolis.
O norėčiau į Afriką nuvažiuoti, tokį, žinai, safari kokį nors, ne safari gal, bet grinai kaip važiuoja kiti padėti antiem gyvūnam visokiem, žinai, ir visą kitą, būtų visai fain. Nu, ateik. Ateik pasisveikinti. Ateik, oi tu gražuolė. Aik tu savo, Kokia tu graži. Pasisveikina, žiūrėk, nuleido galvą mūsų. Labas. Oi, geras. Kaip jis žiūri, žiūrėkidai. Aš įsišiepęs dabar. Kokie tai gyvūnų pasaulyje nėra, ne? Nežinau per kamerą ar matos, bet va ten va yra raudonoji panda sėdi nedidelė tokia. Žiūrėk, medį. Vau, vieną, Dvi medį kybo. Kokias soras odegas. Nu, gražus gyvūnėlė, ne? Ką tu? O, Labas. Sako, valgo biškį lapukus, reik man pakramtyti biškį. jo šviežas, sako, very skanus. A skanų šitie yra? Skanus, ane? Meškiuks toks, mini meškiuks, ane? Na, toks pukatuks. Va, Žiūrėk. bet kaip greitai jie plaukia, ne? Žiūrėk, metais ir pats gauda, metai ir gauda. Žaidžia. Žiūrėk, šitie atvėra šalia. I don't really like to zoom. They just kind of like Kaip statula. He's like, just let it out. They're so good on the water. And they're quick. Oh, there's like a little hole in this rock that they can go through. Oh, you got food. You got some grub in. Oh wow, oh mom. So these guys should play in the water. Žaidžia su kažkas. Bet tie du tai statula. Is that a little tail in between them? Yeah. Taip, vakar kaip biškį ir toliau. They just be tussling. Žaidžia. You have to like pick either up or down. It's too trippy to be. Bet greitai plaukia, ne? Ką merginos veikiat? Teikit pas mus. Nemažai čia merginų, ne? Jo, tokias pinkinės visas. Pinkinės merginos madingos. Nevalgau, eik tu savo ką. Ponas lemūras. Čia kapoju. Lemūras. Čia savo visą veikatą jam. Bet vienas jisai čia. Kiti užsikavoja. Nu valgais dabar vakarieniavom, netrukdykim jam valgyti. Draugę radai? O, lebas. Užpakalį krapštasi. Neštrūra. Na, Ieškai ten kažką pakramtyti. viena va pro langą sako, ai, išeinu, sako. Šiandien nenoriu O filmuoti, ten nuo sako. pusėj daugiau yra pramas. Einam, pažiūrėsim toliau. A, visa hebrytė. Sėdi kampukė šiltai savo. A, ir čia sėdi dar ant lango. Čia kas šimpanzas čia, ne? Šimpanzas. Ir mes kaip jos. Ai, ne, čia makakos, ne šimpanzas. Or you look like Rooney. Makaka. Oi, koks vargšas vaikščiai. Galvoja, kaip aš jumis suvalgyčiau. Ko? A, va ten dar viena liūtė guli, nu. Patelės dvi.
Bet va toks va vaikščiojimas jų iš tikrųjų čia yra depresijos požymiai dideli. I love lions. Ir jisai labai kūdas atrodo. Jie čia panelės abidvi. They're actually massive. You know, these videos where like people are like fresh to Neužtenka jiems čia paėst gal užtenka, bet vietos neužtenka. Pažiūrėk, kokie jie liūdni vaikšta. Tu galvoji, esi čia šipsuotis jie turėtų? Įsišiepti. Ne, neturėtų. Pas merginų procedūrinis vykst. Išrinkiniai viena kitai bluselės visokias. Skanauja ir taip toliau. Nu ką, jau matai, nuo tų laikų higieną užsiėm, žiūrėk, tenais irgi salonas. Grožio salonas ir prieš naktį jiem reikia visiems įsirankėt bluselės visokias. Žiūrėk, ant tikė pažiūrėk, vandenį. Kur bežinink? Ai va, žiūrėk, tas pačias makakos tenais ant krantą duoda. Ką, apėjom mes tas zoologijos sodą. Reptilydą nebuvom nuėję jokių. Ir nematėm dramblių. Liūdna biški taip kažkaip, nes matos gyvūnai labai tokie užsidepresavę. Ne visi, bet kai kurie tikrai, va, kur ypač čia didėjai visokie liūtai. Tai matos, kad depresijų pilnosi. Aišku, visą dieną žmonės barbentų, jų milangus irgi būtų tas pats. Nes žiūriu, ten vaikam visokiem, tai jiem nepasakysi, jie daužo tos langus ir viskas. Tai tiem gyvūnam jau malonumo mažai belikė. Aplankykit vis tiek, kaip sako, pažiūrėkit, nes kiekvienas tas pinigėlis atneštas padeda tiem gyvūnam visiems išsilaikyti, išgyventi čia. Aišku, jie visi čia ne savo norų, bet nieko nepadarysi, yra kaip yra. Ten visur po medžiais prigulusių elniukų krūvas. Ten po medžiais pilna jų prigulė. Na, žmonės tenais šalia jų matai vaikšto. Čia man duodi? Ne, einu ranką iškišęs, jie kai pamata, jie tada ateina. Tai. Taigi duosiu graužtuką, va. Va. Tai jie ateina, jie nebijo. Va. Nori? Tas skanus, ne? Skanį čia valgau, sakyk. Daug darė. Va. Skanu, ne? Einam prie Hebros, davai, pasidalinkim. Einam kartu. Einam kartu. Einam. Paduosi, debil. Duosiu, ateik. O tu nori? Graužtuką, abaliuką. Žiūrėk, jau turiu sekėją jau vieną. Jau eina iš paskos sekėjas. Tie bijo. Jemk sekėjau, jemk. Jemk sekėjau. Tu gerai, jūs nebijai, ne? Aišku. Ko čia bijot, sakyk. Žioplė, jeigu esate, ne? Ateik, duosiu tau. Mažiukai visai, Žiūrėk, tau įskiauta yra valgys. Duok, sako. Niekam neduok, duok mano, ne? Ką, gerulė? Nebijuo, geras. Jemk nufotkink. Žiūrėk, tik atkandau, jinai jau valgo mane. Nu taip. Jemk pasifilmuok biškį. Aš noriu tave su juo nufotkint. Palauk. Kartu gerai. Kartu gerai. Nu, kartu pavalgom. Žiūrėk. Čia geras buvo. Ne? Per didelis, ne? Nu, einam pas draugus, pažiūrėsim, kiek draugų čia yra. Jaunikliai tokie, nu ne. Jie guli šitas, o iš vis nebijo. Tai aišku, sako, gal tu man duosi ko nors dar, ne? Tu irgi norėtum ko nors. Taip? Tai kad nebeturim obuoliukų. Kai jau nebeturim, jau viską suvalgė tavo draugas. Jis biški drąsesnis buvo ir suvalgė viską. Nu, žiūrėk, jis jau ten toliau kitas žmogus prašė.
Duosi, sako, ką nors, tik tai šiaip už pafotkinimą reik mokėti, sako, kaip tu čia, Taip, sako, taip. nesupranti? Būtent. O ką? Eina batemo su didesniais ragais pažiūrėsim. Yra bembiukai. Bembiukai, na? Geruliai, gražus. Nu ką, hebrytė, va čia va su visais savo žiūrovais, stebėtojais ir užbaigsim savo šiandienos video. Spauskit laiką, pasidalinkit su draugais, parašykit komentarą. Susitiksim kitą dieną ir ačiū, kad žiūrit. Iki. Ate.